Sveiki, esu Jordanas Poškaitis, daugiau kaip 40 metų užsiiminėju kovos menais. Esu tapęs Lietuvos, Europos ir pasaulio Šidokan karatė čempionu. Ir šiandieną mes kalbame apie savigyną kitaip. Mūsų šiandieną pokalbėje yra tema, kaip elgtis gatvėje, kada numatomas fizinis kontaktas. Labai daug yra technikų ir tikrai šiandieną mes visų neapžvelgsim. Ir jūs patys tikriausiai esate susidūrę su įvairiom situacijom, kur taipogi galėtumėte apie tai pakalbėti. Tačiau šiandieną aš paimsiu keletą tokių iš savo patirties atsitikimų, kur galima tiesiog duoti jums patarimus, kaip tai galima padaryti, jeigu tai atsitiktų. Fizinis kontaktas gatvėje. Pirmas žingsnis, tai tu turi įvertinti, kurioje tu vietoje esi ir įvertinti geografinę padėtį. Ką tai reiškia geografinę padėtį? Pažiūrėti, jeigu reikėtų tau pabėgti, ar tau yra trukdžių bėgimų ar nėra. PVZ, jeigu tenais būna labai daug medžių, vieta apsodinta, tvoros, brūzgynai ir tikrai tau gali būti apsunkinimas pabėgime. Tu turi įvertinti tai, kad kur tu galėtum tiesiai pabėgti. Vėlgi, viskas priklauso nuo tavo psichologinių nusteikimų ir reagavimo. Antras momentas, kada tavo nėra padėties pabėgimui, tau reikia gauti laiko bendraujant su užpuolikais, kad galėtų atvažiuoti PVZ autobusas, galėtų gal kažkas ateiti į pagalbą, ar galų gale tu galėtum susišnekėti su jais ir kad neįvyktų to konflikto. Paimkime tokį kaip pavyzdį, jūs stovite autobusų sustojime, jūs laukiate autobuso ir prieina keletas vaikinų prie jūsų, gali tai ir merginos būti, jeigu tai mergina, ir visai būna gyvenime, ir prieina prie jūsų, imkime šiuo atveju keletas vaikinų ir sako, klausyk, gal turi cigaretę? Ar ten kiek dabar valandų, kur tu čia važiuoji, įvairių būdų šiai dienai yra, kaip galima užmėgsti pirmą tokį pokalbį, kad tu kažką atsakytum į vieną ar kitokį klausimą ir tada vyksta kaip ir konfliktas. Ir tada dažniausiai eina jėga, smurtas ir tada gali nukentėti. Tai vienas iš tokių patarimų, kada tu matai, kad jau pabėgti nėra kur, reikia tau sulaukti kažkokiu dar epizodu, kad atvažiuotų autobusas ar galų gali laikų išgauti iš tos situacijos. Ką tu darai? Tu padarai vieną tokį žingsnių, tiesiog pasižiūri į tą žmogų, kuris yra tos jau gaujos, vadinami, vadas. Aišku, galima sakyti, kaip mūsų treneris kartais sakydavo, nukalk pagrindinį ir visi pabėgs, bet kad tai padaryti reikia dar sugebėti. Mes apie tai kalbėsim, kaip tai galima padaryti operatyviai, greitai ir pagal žmogaus įgimtus refleksus. Bet dabar imkime, mes nekontaktuojam fizinių kontaktų, mes bandom nedaleisti iki to. Kiekvienas žmogus, imkime tą gaują, kada ateina prie jūsų, jinai turi programą, kad dabar klausim to, sakysim tą, apsitarė ją taip ir tu, kadangi pasimesi, nežinosi ką pasakyti, tada ką tu man pasakei, tada yra tiesiog motyvas, dėl ko aš tave turiu nuskriausti. Arba iš tavęs atimti kažką, galų galę sumušti, pasitreniruoti, kaip man sekasi muštis. Ir tada, kad juos išvesti iš tos programos, ką yra užsiprogramavę, vadinkime tą gaują, kuri ateina link jūsų. Vienas iš pavyzdžių. Prie jūsų priejo vaikinukas, sako, gal turi užrūkyti. Žinok, nerūkiau, bet tu Dariui perduok linkėjimus. Įsivaizduokit, Darių kiekvienas žmogus kažkokiu pažįsta, vardas Darius. Standartiniai pasakyti, ne Darius, galim sakyti Saulius, bet tuos vardus paminėti, kur tikrai kiekvienas žmogus vieną ar kitą tokį pažįsta žmogų. Ir tada jam iš karto, kas atsitinka, opa, reiškia, jis mane kažkiek gal pažįsta, gal iš tikrųjų, gal aš su juo kažkur mačiausi, gal aš jo neatsimenu. Ir jam iš karto abejonės yra puolimui. Ir šitoj vietoj, ką jūs padarot? Jūs kada galite pamatę, kad jis kažkiek pasimeti, o tai neatsimeni, kai mes buvom susitikę, aš tave tai atsimenu, gal tu manęs ir nebepameni tada. O kur? Ir kaip ir įsivelia tokia lyg diskusija, apie kokį mes čia šnekam dar jau kaip čia viskas vyksta. Ir įdomiausia yra tai, kad jiems tada iš karto pakimba kompas, kuris randasi tarp ausų, o kas jūs toksai, ir jūs įgaunat laiko. Per tą laiką gali atvažiuoti autobusas, sakyti, tu Dariui linkėjimus perduok, iššokate į autobusą ir išvažiuojat. Ir jūs įgaunat tą distanciją, kur neįvyko konfliktas fizinis. Tai yra vienas iš būdų išvesti imkime tą gaujos vadą iš jų programos, kas yra pas jos galvoje, kaip norėtų su jumis susidoroti. Tai čia vienas toksai trumpas patarimas. Apie daugiau patarimų, apie tai, kaip elgtis, kaip diskutuoti, kaip kūnų kalbą laikyti ir kokius žodžius naudoti sekančiose mūsų rubrikose. Tad likite su mūsų kanalu. Iki greito pasimatymo.